Jūsų dėmesio į rubriką valgysim šūdą. Ai, tu na. Nusipirkau cornflakesų. Aišku, ne šuns ėdalas, Saugusių šunų ėdalas su jautiena. bet testuosim. Abu kainuoja iki euro, šitie iš iki, šitie iš Maximos. Kaip ir nieko nesiskiria. Užpilam pieno. Čia. Ir čia. Man labai svarbu, kiek yra cukrus. Keista. Cukrus 6,3 gramai šimtame, šitame yra 5,3. Žodžiu, raudonuose cukraus yra šiek tiek daugiau. Ragaujam. Clever iš iki. Labai vėliasi limpa prie dantų ir toks kaip skonis muilo. O iš Maximos limpa tarpusavį, bet nelimpa prie dantų. Ir skonis daug, čia pasakyti, išraiškesnis. Jaučiasi kukurūzai. Čia toks vaizdas, kad tu valgai muilą. Belekas. Reziumuojant, galiu pasakyti Clever cornflakes, toks vaizdas, kad kaip ligoniniai maistas, išplautas. Tas pats, kas paimtum makaronus, pavalgytum, lėkštėj liko likučiai, tu juos nuploviai į kriauklę, susirinkai, įdėjai į lėkštutę ir kažkam patekiai. Tai čia vat šitų skonis. O šitų skonis yra gan neblogas, prie dantų nelimpa ir nėra muilo skonio. Chuinia, su bananu nevalgykit. Kodėl blogai? Čia labiau tiktų šilauogės, braškės arba mėlynė, bet tik ne bananas. Tai va. O kur galima bananą panaudoti, tai tam yra receptas. Pasiemam varškę, pasiemam bananą ir pasiemam medaus. Ir patys įsidedam ir suvalgom, o ten tai labai skanu.